93 metais, tai galima sakyti, deficitų laikai nieko nebuvo. Tai aišku, viskas buvo kartu kuriama su amerikiečiais. Visą šitą dalyką buvo bendra ir Lietuvos įkurta įmonė ir pradėjom vežti amerikietiškus dažus. Šiuolaikinis vartotojas tai jis daugiau ieško ekologiškų, aišku, dažų, kad nebūtų lakiųjų medžiagų, bet dabar dauguma visi gamintojai tokius ir gamina. Būna arba labai minimaliai tų lakiųjų medžiagų, arba išvis gali nebūti. Bet tos lakiosios medžiagos irgi jos išsiskiria tik tai džiūvimo metu, o šiaip paskui jų nebelieka. Nes net negalim tokių pardavinėti, kad turėtų labai didelį kažkokie kenksmingi arba būtų toksiški dažai. O daugiausiai tai visi klientai nori gero kokybiško daikto už gerą kainą. Reikės dabar sutonuoti dažus, padaryti spalvą. Jeigu spalvą norim padaryti, tai reikia juos įdėti pigmentų. Yra aišku atitinkamos bazės, yra šviesi ir tamsi. Čia bus šviesi bazė, nes šviesi spalva bus. Jeigu dėl dažymo paprasčiausių lubų, aišku, tai nėra lengvas dalykas susidažyti lubas, bet labai tokios gan paprastos taisyklės yra. Svarbiausia, reikia žiūrėti temperatūrą, kokia yra, kad nebūtų labai karšta. Nes jeigu labai karšta yra, tai visas karštis lubose susikaupia ir jums labai būna sunku dažyti, nes jūs dažot ir jums tą dažą iškart džiovina. Tai tokiu atveju arba reikėtų iš ryto anksti dažyti, arba prasivėdinti, arba atsivėsinti patalpas. Jeigu šnekant apie sienas, tai iš principo tas pats irgi viskas reiškia galioja. Dar toks yra irgi gan svarbus dalykas, visą laiką reikia dažus dažyti šlapiai, nesistengti sausai dažyti, kad pamirkot foliuką ir dažot kuo stengiantis daugiau išdažyti, kaip taupytume tą dažą. To nereikia daryti. Reikia kaip tik šlapiau dažyti, dėl to, kad dažas turi būti šlapiau uždėtas, jis tada gražiau įsilygina, nelieka tų dažymo ruožų nesimato. Tai čia irgi labai svarbus momentas yra. Tai dabar bandom mes juos sutonuoti, einam prie tonavimo aparato. Toliau tonavimas vyksta. Taip, reikia į formulę pasižiūrėti, kas per pigmentai dedasi. Nes aparatas yra mechaninis, tai turi galvoti savo galvą čia. Ne kompiuteris čia galvoja. Nusistatom gradaciją. 1 uncija ir 9 lašai. Juodo pigmento dabar įmesim. Dabar dar įdėsime Red Oxide pigmentą. F sutrumpintai. Tas pakuotės, aišku, mes stengiamės visą laiką, kaip sakoma, jas, jeigu ir jos ateina, tai jas sunaudoti. Tai paletės siunčiam vėl atgal, arba jas priduodam. Pakuotės, tai aišku, yra dažniausiai popierinės, tai tas popierinės pakuotės, tai ką rūšiuojam, yra prie mūsų sandėlio konteineris. Popieriaus, tai ten viską sumeti arba sunaudoji kitoms prekiams siūsti tas pakuotės pačias. Visą laiką geriausiai rinktis gerą produktą, kokybišką, kuris tikrai ilgaamžiškai tarnauja, o ne tą, kuris yra, galima sakyti, vienkartinis. Nes tokiu būdu mes, kaip sakoma, tą tvarumą ir išlaikom ir ekologiškumą. Tas pats yra ir su dažais. Jeigu jūs įsirinksit kokybišką dažą, kuris laiko, pavyzdžiui, ant fasado ten ant medžio uždažyta 25 metus, negu kuris laiko 5 metus, tai jūs ir mažiau ir darbo sunaudosit, ir dažų, visokių pakuočių ir visko. Tai bet kokiu atveju geras daiktas yra ir pigiau išeina, ir ekologiškiau, ir tvariau.